Sveiki, septintokai. Šiandieną mes aiškinamės 10 pamoką, kaip reikia padaryti 10 pamoką. Ir 10 pamokoje mums reikia šį praktinį darbą. Su testu ten viskas aišku, o praktinį darbą reikalinga šito padaryti. Tai atsisiunčiame šabloną, nuo 10 pamokoje šabloną susirandame, atsisiunčiame jį. Ir užpildome naudodamėsi vadovėliu. Yra vadovėlis taip pat prisektas ir vadovėlį jums reikalinga tik tai žiūrėti tą vadovėlį, ne? Taigi, atsisiuntus Wordą mes matome metai, tai dabar čia reikia paruošti atsakymus. Tai matome 1971 metais, kas įvyko, tai bendrovė sukūrė pirmąjį pasaulį lankstojį magnetinį diskelį. Tai ir užrašome IBM bendrovė sukūrė pirmąjį lankstojį diskelį. Čia, kai dabar pasidaro ten kažkokias perėjimai kitą eilutę, tai paprasčiausiai ištrinam ir viską sutvarkom. Taip užpildom likusias eilutės iš vadovėlio. Toliau į copy, paste ir start įdedame paveiksliukus atitinkančius. Tai copy mes randame Wordas kaip copy, ne? Arba bet kokie kitos programos, kokie simbolis yra copy, arba geriausias atvejis tai nueiti į Google, parašyti copy ir įmetame image, copy. Va į copy paėmame įsaugot paveiksliuką arba kopijuoti ir įkeliame į dokumentą, copy. Ane? Tai mes turime įkelti, kopijuoti ir įkelti. Jeigu darosi kažkokiais didelis labai išmėto, padarome, kad jį sutvarkome, kad jisai būtų neišmėtytas, ne? Čia dabar labai ryškiai didelis pasidarė. Tai atšaukime, ieškokime, kad būtų mažesnis copy. Čia galim padaryti, kad mažiukus visiškai rodytų. Tools, Mo, Show Size. Ir mes galim size padaryti mažesnį. Tai yra kaip ikona, pavyzdžiui, sakykime, kaip ikonytė. Tai kopija, ne? Ir paieškome, kad būtų kopijų. Tai bet kuris čia mums tinka. Tai galim, sakykime, ir šitą pasimti, save. Įsaugot kaip paveikslėlį, galima kopijuoti kaip paveikslėlį ir įkeliame, ne? Tai va, turime mes šitą, susimažinome. Va, mažytis kopija. Taip įdedam ir paste, ir start, tai yra va šitas mygtukas pradėti start, tai yra tas pas užvėrimo mygtukas, tai yra va šitie mygtukai, jos nufotografavus įkelti išspręsti. Dabar įspręsti galvosūkį, tai įdėti atitinkamai raidės. Tai pavyzdžiui, kokios čia raidės? Ieškom, G prasideda, tai G, aišku, hierarchija, žodis prasideda. Tai ir dadedam, čia dasideda, ne? G, R, A. Suprato, čia reikia pildyti, ne? Toliau, šitiems prievardžiams reikia surasti paveiksliukus. Tai AVI filmavimui yra daug, tai nuo Wordo dokumentas JPG paveiksliuko, čia archyvavimo RAR tekste, tai yra raiškaus teksto ir visur va tokiam pačiam lygiai paimam AVI, sakykime, kaip pavyzdį. Paimam AVI, ne? Ir įkeliame į Google paiešką. Ir spaudžiame Enter. Ir matome, AVI išmeta paveiksliuką, tą AVI įmesime, ne? Taigi, jūs supratote, kaip pildytos darbus, užbaigite savokas taip pat iš vadovėlio
iš vadovėlio skaitmeninio yra vadovėlio, užbaigsite, kas yra autorius, kas yra laisvai platinama programinė įranga, kas yra laikinai nemokama programinė įranga. Išbraukite ne autoriaus, tai turit pašalinti ne autoriaus ženklą ir paimti ir išvotai pašalinti, ne? Va, toliau, jeigu norite, galite papildomai padaryti klausimyną apie autorį arba šiaip kažkokią, va. Tai ačiū uždėmesį ir supratote, kaip parengti 10 pamokos praktinį darbą. Dėkui, kad žiūrėjote.